Kai kurios salos patraukė dėmesį dėl labai skirtingų priežasčių. Jos yra išsibarsčiusios po visą planetą ir kiekviena patyrė kažką, ką vis dar galima patikrinti. Kai kurios buvo užimtos trumpą laiką, kitos buvo naudojamos labai specifinėms užduotims atlikti. Kelios buvo pakeistos sprendimais, kurie jas padarė neįprastas. Jos neturi nieko bendro viena su kita, bet visos buvo užfiksuotos pagal tai, kas įvyko jų teritorijoje. Jos vis dar egzistuoja matomos žemėlapiuose, archyvuose ar vis dar egzistuojančiuose statiniuose. Tai buvo realūs neįprastų situacijų scenarijai, atskirti nuo bet kokio žinomo modelio. Kiekviena iš jų buvo pažymėta specifiniais įvykiais, kurie jas skyrė nuo visų kitų. Kurios salos laikomos keisčiausiomis planetoje? Sveiki atvykę į Mundarę. Pradėkime. Klipertono sala, įstrigusi vandenyno viduryje, Ramiojo vandenyno viduryje, izoliuota nuo bet kokios pakrantės yra Klipertonas. Sala yra maža, apvali ir beveik plokščia. Jos centre yra druskos lagūna, žema augmenija ir šiurkščių smėlių padengtas reljefas. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo nereikšminga, tačiau būtent ten įvyko viena ekstremaliausių situacijų, kada nors užfiksuotų Meksikos teritorijoje. 1906 metrų Meksikos vyriausybė, reaguodama į Prancūzijos reikalavimus, pasiuntė kareivius ir jų šeimas palaikyti salos buvimą. Saloje buvo guano, vertingo ištekliaus, naudojamo kaip trąšos. Buvo pastatytos kareivinės, iškelta vėliava, įžiebtas švyturys ir organizuotas atsargų tiekimas į žemyną. Kurį laiką gyvenimas ten buvo atšiaurus, bet stabilus. Jie žvejojo, medžiojo paukščius ir maksimaliai išnaudojo kiekvieną siuntą. 1914 metrų Meksikos revoliucija nutraukė siuntas. Mėnesiams bėgant grupė mažėjo. Švyturio prižiūrėtojas Vistoriano Alvarezas perėmė kontrolę ir pavertė situaciją visišką dominavimu. Jį nužudė vieną iš moterų, kurios priešinosi iki galo. 1917 metrų patrulinis laivas rado 11 išgyvenusiųjų. Jie buvo pargabenti į žemyną. Po daugelio metų Prancūzija įteisino savo kontrolę, neįkurdama gyvenviečių. Šiandien Klipertono saloje retkarčiais apsilanko mokslininkai. Jo palaikai tebėra radę. Dėl savo istorijos, ypatingos izoliacijos ir ilgalaikio apleistumo ji laikoma viena keisčiausių salų pasaulyje. Šiaurės Brolio sala. Karantino likučiai upėje, rytų upės viduryje, tarp Bronkso ir Kvinso yra sala pilna šakomis, nulaužomis ir drėgme aplipusių statinių. Ji maža, apsupta ramių srovių ir yra Niujorko panoramos dalis, nors beveik niekas nesustoja į ją pažiūrėti. Ji vadinama Šiaurės Brolio sala. Anksčiau tai buvo izoliacijos punktas, medicinos centras ir vieta, kur buvo priimami sprendimai, siekiant užkirsti kelią užkratui tankiausiai apgyvendintame šalies mieste. 1885 metrų. Ten buvo pastatyta Riverside ligoninė, įstaiga skirta infekcinių ligų gydymui. Bėgant metams šioje vietoje buvo gydomi pacientai, sergantys vidurių šiltine, raupais, tuberkulioze, skarlatina ir kitomis tiesiogiai plintančiomis lygomis. Patekimas buvo įmanomas tik vandeniu. Įrašai rodo, kad personalas atvykdavo pamainomis, o pacientai būdavo stebimi savaitės ar mėnesius. Ligoninėje buvo medicinos palatos, darbuotojų gyvenamosios patalpos, elektrinė, gydymo kambariai ir skalbyklos. Laikui bėgant kompleksas plėtėsi. Kai kurie pastatai turėjo kelis aukštus, kiti buvo naudojami kaip sandėliai arba virtuvės. Darbo sąlygos buvo sudėtingos, o personalas nuolat bendravo su sunkiai sergančiais pacientais. Viena žinomiausių pavardžių aplankiusių salą buvo Mari Malone, dar žinoma kaip Vidurinė Marija. Ji 2 kartus buvo perkelta į Šiaurės Brolio salą sveikatos apsaugos institucijų nurodymų, nes buvo besimptomė vidurių šiltinės nešiotoja. Ji daugelį metų buvo prižiūrima gydytojų. Jos atvejis tapo žinomas kaip iš pažiūros sveikas asmuo, kuris ligą perdavė nerodydamas simptomų.
Salos vieta leido atskirti pacientus, nenutraukiant susisiekimo su miesto ligoninių sistema. Tarp dokų ir pagrindinių visuomenės sveikatos centrų buvo greiti jūros keliai. Laivai gabeno atsargas, medicinos įrangą, o kai kuriais atvejais ir apmokytą personalą. Buvo palaikoma nuolatinė rotacija, siekiant užtikrinti, kad ligoninė galėtų toliau veikti kilus sveikatos krizėms. Amžiaus viduryje sala buvo pritaikyta kitam tikslui. Ji tapo karo veteranų, turinčių priklausomybės problemų rezidencija. Keletas paviljonų buvo pritaikyti gydymo patalpoms, bendrabučiams ir psichologinės priežiūros zonoms. Šis etapas buvo trumpalaikis. Administracinėse ataskaitose buvo nurodyti valdymo sunkumai, išteklių trūkumas ir nestabili infrastruktūra. Galiausiai veikla nutrūko. Po to sala nebenaudojama. Ant sienų ėmė plisti augalai, langai buvo išdaužyti, o keliose vietose stogai buvo atsivėrę. Augalija išplito koridoriuose, laiptinėse ir kiemuose. Orai susilpnino medžiagas. Kai kuriuose kambariuose išliko surūdijusios lovos, tuščios dokumentų spintos, medicininės įrangos fragmentai ir mokykliniai baldai, naudoti paskutiniais centro gyvavimo metais. Teritorija lieka uždaryta visuomeniai. Tik kelios įgaliotos institucijos į ją užėjo akademiniais ar moksliniais tikslais. Apsilankymai yra atsitiktiniai ir prižiūrimi. Kiekvienas apsilankymas dokumentuoja konstrukcijos pokyčius, gamtinės aplinkos būklė ir ten apsigyvenusias rūšis. Tarp medžių auga grybai, vijokliniai augalai ir maži krūmai. Paukščiai stogus ir sijas naudoja kaip poilsio vietas. Vietinė laukinė gamta užvaldė šią erdvę. Šiaurės Brolio sala tapo etaloninė vieta tyrimams apie ekologinį atkūrimą apleistose miesto erdvėse. Pusiausvyra tarp žmonių palaikų ir augmenijos atsiranda palaipsniui. Šaknys driekiasi per betoną, šakos skverbėsi pro langus, o vėjo garsai sklinda pro tuščius kambarius. Nuo Bronkso pakrantės galima pamatyti pastatų dalis. Vaizde matyti įgriuvę stogai, metaliniai karkasai ir atmosferos paveiktų sienų dalys. Aerofoto nuotraukose matyti originalaus ligoninės komplekso išplanavimas. Išsamus kartografiniai įrašai, seni planai ir medicininiai įrašai leidžia atkurti kiekvienos įstaigos veikimo principą. Vulkano sala, iš kur kilo žodis ugnikalnis Tirėnų jūroje, kiek daugiau nei už 20 km į šiaurę nuo Sicilijos, yra sala su tamsiais šlaitais, karštų gruntų ir iš žemės kylančiais garų kamuoliais. Ji vadinama vulkanu ir yra aktyvi nuo senų laikų. Paviršius yra padalintas į vulkaninių uolienų, sieringų sričių ir nuožulnių ruožų su matomais fumaroliais zonas. Atmosferoje nuolat tvyro mineralinių dujų kvapas, o žemės temperatūra kinta priklausomai nuo vietovės. Sala yra Eolijos salyno dalis. Jos reljefas yra per tūkstančius metų įvykusių daugybės išsiveržimų rezultatas. Pagrindinis kūgis, žinomas kaip didysis krateris, yra dominuojanti struktūra. Aplink šį kraterį galima pamatyti nuosėdų iš skirtingų sluoksnių, kurių kiekvienas susijęs su skirtingų išsiveržimų ciklu. Kai kurios iš šių nuosėdų vis dar yra karštos, siekia kelių centimetrų gylį. Senovėje Viduržemio jūros regiono gyventojai vulkaną laikė vietą susijusią su požeminė šiluma. Įrašai rodo, kad graikai ir romėnai jį minėjo geografiniuose tekstuose, prekybos aprašymuose ir natūraliuose žemės paaiškinimuose. Sala davė pradžią terminui ugnikalnis, kuris šiandien vartojamas keliomis kalbomis. Jo pavadinimas ėmė reikšti aktyvaus kalno tipą, skleidžiantį magmą ir dujas. 1831–1839 metrų buvo atlikti pirmieji dokumentuoti šiuolaikinio vulkaninio aktyvumo saloje stebėjimai. Vėliau 1888 metrų įvyko išsiveržimas, kuris truko beveik 2 metus. Per tą laiką krateris išskyrė pelenus, lavų srautus ir dujų debesis, kurie pasiekė kelių kilometrų aukštį. Dėl išmetamųjų teršalų pakito augmenija ir pasikeitė viršūnės geologinis profilis. Dujų išmetimas tam tikrose vietose vis dar aktyvus. Naujausi geocheminiai tyrimai
Tiksliai išmatuoja iš plyšių išsiskiriančio sieros dioksido ir kitų junginių kiekį. Nustatytos vietos su didelėmis šilumos sankaupomis ir pažymėti maršrutai, siekiant išvengti ilgalaikio poveikio zonų. Salą nuolat stebi Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Reljefui būdingos kompaktiškų uolienų sritys, birių pelenų ruožai ir šlaitai su mineralų sankaupomis, dengiančiomis didelius plotus. Fumarolės susitelkusios tose vietose, kur vidinė šiluma pasiekia arčiausiai paviršiaus. Kai kuriuose vietose garai išsiskiria tokiu slėgiu, kad pablogina matomumą. Kraterio vidinės sienos priklausomai nuo jame esančių mineralų yra rausvos, geltonos ir baltos spalvos. Vulkano saloje yra nedidelių gyvenamų teritorijų netoli pakrantės. Pastatai yra atskirti nuo aktyvaus kraterio ir išdėstyti aplink uosto zonas. Yra pažymėti takai, skirti tyrinėti nurodytas zonas. Klimatas yra šiltas su nedideliais metų laikų skirtumais, o dirvožėmis pasižymi specifinėmis cheminėmis savybėmis dėl jame esančio vulkaninio mineralų kiekio. Geoterminio vandens naudojimas saloje buvo dokumentuojamas jau dešimtmečius. Kai kuriuose vietovėse sieros garai ir purvas naudojami terminiai veiklai. Ši praktika yra reguliuojama siekiant išvengti požeminių sistemų vidinio slėgio pokyčių. Įrenginiai yra mažai aktyviose vietovėse, kuriuose taikomos fizinės ir aplinkos kontrolės priemonės. Aukštesnėse vietose augmenija yra reta. Žemesniuose šlaituose auga atsparus krūmai ir rūšys, pristaikiusios prie dirvožemio su didelė mineralų koncentracija. Pakrančių zonose floros tankumas yra didesnis. Kai kurias vietas dengia pelenų nuosėdos, kurios sudaro juodą arba pilką paviršiaus sluoksnį, matoma net iš žemo aukščio. Vulkano istorinių išsiveržimų analizė nustatė vidinio slėgio, dujų sudėties ir magminių sistemų elgesio Viduržemio jūros salose modelį. Nuo 1970 metrų atlikti matavimai prisidėjo prie dabartinių sprogstamųjų ugnikalnių prognozavimo modelių. Iš Sicilijos atvykstantys laivai plaukė kontroliuojamų maršrutų. Turistų veikla sutelkta į geologinių reiškinių stebėjimą, kontroliuojama kopimą į kraterį ir apsilankymą terminėse zonose. Vietos valdžia nustatė saugias buvimo vietas ir atnaujina evakuacijos protokolus pagal užregistruotą pavojaus lygį. Hirtos sala, kai gyvenimas tapo neįmanomas Šiaurės Atlante, maždaug 160 km nuo vakarinės Škotijos pakrantės, yra grupė uolėtų salų, kurias talžo vėjas ir bangos. Didžiausia sala vadinama Hirta. Joje yra aukštos uolos trumpa žolė, o nuožulnioje vietovėje driekėsi akmeniniai griuvėsiai. Ji buvo Evei, Kildos salyno dalis, vieta, kurioje šimtmečius gyveno maža bendruomenė, izoliuota nuo žemyno, turėdama savo taisyklės ir rutiną. Įrašai rodo, kad Hirtoje nuo senų laikų gyveno nuolatiniai gyventojai. Šeimos statėsi akmeninius namus su žemais stogais, apsuptus aptvarų ir nedidelių auginimo plotų. Jie organizavosi rinkti kiaušinius, paukščius ir jūros gėrybes. Kiekvieną sezoną vyrai lipdavo į uolas gaudyti fulmarų ir padūkėlių. Kasdienis maistas priklausė nuo prieigos prie šių išteklių, taip pat nuo miežių, bulvių ir vietinių produktų užaugintų negiliame dirvožemyje. Klimatas buvo šaltas, dažnai lijo ir pūva vėjas siaučiantis tiesiai nuo jūros. Pastatai buvo suprojektuoti taip, kad atlaikytų drėgmę ir vėją. Storos akmeninės sienos viduje išlaikė šiek tiek šilumos, nors sąlygos visada buvo sudėtingos. Bendruomenė gyveno pagal sistemą, kurioje viskas buvo dalijamasi. Užduotys buvo paskirstytos pamainomis, o sprendimus priimdavo kaiminystės taryba, kurie sudarė patys gyventojai. Ėję amžiuje sustiprėjo ryšiai su žemynu. Pradėjo atvykti nauji produktai, drabužiai, įrankiai, o misionieriai ėmė siūlyti gyvenimo būdo pokyčius. Kai kurie gyventojai pradėjo mokyti skaityti, namuose buvo įrengti modernus elementai, buvo bandoma pritaikyti dalį vietos kultūros prie išorinių standartų. Nepaisant to, gamtinės sąlygos išliko tokios pat sudėtingos. Amžiaus pradžioje salos pusiausvyra ėmė blogėti. Kvėpavimo takų ligos paveikė kelis vaikus, atsargos buvo pristatomos retai, o gyventojų skaičius pradėjo mažėti.
Kai kurie persikėlė į žemyną, ieškodami stabilesnio darbo. Kiti negalėjo pakęsti sanitarinių sąlygų ar pagrindinių paslaugų trūkumo. Gyventojų laiškuose buvo išreikštas nuovargis, nerimas ir baimė dėl ateities. 1930 metrų paskutiniai 36 gyventojai pateikė Britanijos vyriausybei peticiją perkelti juos į žemyną. Evakuacija buvo vykdoma laivų padedant kariuomeniai. Jie paliko savo namus, kiemus, asmeninius daiktus ir dalį gyvulių. Jie pasiėmė tik tai, kas buvo būtina, kad įsikurtų naujoje vietoje. Priežastis nebuvo staigi nelaimė, o užsitęsusių sunkumų susikaupimas. Persikėlimas žymėjo bendruomenės, gyvenusios ten ištisas kartas pabaigą. Namai liko tušti. Kai kurie gyvūnai buvo išskersti, o kiti palikti laisvi saloje. Laikui bėgant takai apaugo augmenija, sienos apaugo kerpėmis, o stogai įgriuvo. Akmeninės sienos vis dar žymi kaimo išplanavimą. Kai kurie pastatai išlaikė savo formą su mažais langais ir sausomis medinėmis durimis, pastatytomis siekiant išlaikyti originalią struktūrą. Kraštovaizdį sudaro kalvos, žemos žolės plotai ir tūkstančių jūros paukščių lizdavietės. Paukščių kolonijos ir toliau užima uolas, o uolos išlieka aktyvios kaip natūrali prieglobstis. Pavasarį aplinkoje dominuoja paukščių garsai. Jūra nuolat dūžta į uolas, o dėl vėjo greičio debesys juda greitai. Sala buvo įtraukta į pasaulio paveldo sąrašą dėl savo gamtos ir kultūros vertės. Šiandien prieiga prie jos yra ribojama mokslininkų komandoms, įgaliotiems darbuotojams ir keliems lankytojams, laikantis griežtų sąlygų. Būstuose buvo atlikti konservavimo darbai, o kiekvieno statinio būklė nuolat atnaujinama. Aplinka suteikia vertingų įžvalgų apie tai, kaip bendruomenė per šimtmečius vystėsi ekstremaliomis sąlygomis. Jonijos sala – gyva uola Ochotsko jūroje, tarp šaltų rytų Sibiro vandenų ir šiaurinės Japonijos pakrantės stūkso vieniša uola vos daugiau nei 70 metrų aukščio. Ją dengia samanos, guanas ir vėjas. Ji vadinama Jonijos sala. Jos paviršiaus plotas yra mažesnis nei kvadratinis kilometras. Iš tolo ji atrodo kaip paprasta salelė, tačiau joje yra viena intensyviausių ekosistemų Rusijos tolimuosiuose rytuose. Salą supančios srovės neša maistinės medžiagas, kurios maitina tūkstančius mažų žuvų. Ši nuolatinė srovė skatina sezoninį jūros paukščių ir vandens žinduolių atvykimą. Aukščiausią tašką užima kormoranų, kačiukų ir alkų kolonijos. Ant vertikalių sienų peri tūkstančiai paukščių. Kiekvienas laisvas metras naudojamas kaip veisimosi arba poilsio vieta. Pavasarį paukščių balsus galima girdėti iš kelių kilometrų atstumo. Dangų raižo paukščių pulkai. Ore tvyro druskos ir džiovintų išmatų kvapas. Salos pakraščiai tarnauja kaip nusileidimo aikštelė sunkiausiems paukščiams. Jaunikliai grupuojasi pagal rūšis, o suaugę individai skrenda pakaitomis ieškoti maisto jūroje. Žieduotieji ruoniai ir jūrų liūtai susirenka plokščiose uolėtos uolienos vietose. Vieni ilsisi grupėmis, o kiti sklendžia bangomis, kad pasinaudotų gilesniais vandenimis. Suaugę individai juda tarp uolų lėtais, koordinuotais judesiais. Jūrų rūšių ir paukščių sąveika vyksta reguliariais ciklais, kurie atitinka natūralius migracijos ir dauginimosi modelius. Tyrimų laivai naudoja kontroliuojamas inkaravimo sistemas, kad būtų išvengta uolėtos uolienos pažeidimo. Pastaraisiais dešimtmečiais surinkti duomenys leido išsamiai užfiksuoti saloje gyvenančių rūšių elgesį. Stebėjimai atliekami iš plaukiojančių platformų ir laikinai įrengtų stočių. Klimatas šaltas ir permainingas. Didžiąją metų dalį debesuotumas išlieka žemas. Gūsiai nuolatiniai. Vasarą matomumas leidžia gauti išsamius kolonijų aerofotografinius vaizdus. Mokslininkų komandų įrengtos kameros užfiksavo naujų lizdų formavimąsi, retesnių rūšių atvykimą ir teritorinių paukščių sąveiką. Salos dirvožemis padengtas storais guanos sluoksniais. Kai kuriuose vietose storis viršija 20 cm. Dėl šio kaupimosi paviršiuje įvyko cheminių pokyčių. Organinė medžiaga tarnauja kaip pagrindas kerpėms, dumbliams ir samanoms veistis. Kai kurios augalų rūšys laikosi nuo vėjo apsaugotose kampuose.
Jonijos geologija atskleidžia senovinės vulkaninės uolienos pagrindą, susidariusi dėl povandeninių išsiveržimų, kurie prieš milijonus metų formavo vandenyno dugno reljefą. Išorinius sluoksnius ardo nuolatinės bangos. Natūralūs plyšiai suteikia prieglobstį mažiems paukščiams ir vėžiagyviams, prisitaikiusiems prie druskingos aplinkos. Lazareto Vecchio sala. Epidemija, uždarimas ir sukrauti kūnai Venecijoje Venecijos lagūnoje, vos už kelių metrų nuo pietinio miesto pakraščio, yra maža sala apsupta ramaus vandens. Joje yra plytų sienos, nuožulnių stogų liekanos ir akmeniniai takai, jungiantys stačiakampius kiemus. Ji vadinama Lazareto Vecchio sala. Nuo EV amžiaus ji buvo naudojama kaip izoliacijos, gydymo ir masinių laidojimo vieta per maro protrūkius, kurie apėmė Šiaurės Italiją. Užfiksuota istorija prasideda 1423 metrų, kai Venecijos vyriausybė nusprendė salą paversti nuolatinę medicinos įstaigą. Tikslas buvo atskirti tuos, kurie rodė užkrato požymius. Buvo pastatytos palatos pacientams priimti, sandėliai atsargoms, bendrabučiai medicinos personalui ir erdvės prekių įvežimui iš uosto kontroliuoti. Įplaukimo į salą procesas vyko pagal konkretų protokolą. Laivai sustodavo priešais įėjimą, kur inspektoriai tikrindavo įgulos narių sveikatą. Ligoniai buvo nešami neštuvais arba į palatas nueinami pėsčiomis. Ligoninės įrašuose įrašomi hospitalizuotų asmenų vardai, priėmimo datos ir kiekvienu atveju taikytas gydymas. Sunkiausių protrūkių metu priėmimo skaičius sparčiai didėjo. Buvo įrengtos papildomos zonos su laikinomis lovomis ir prailgintais koridoriais. Kai kurie darbuotojai miegojo tose pačiose patalpose kaip ir pacientai. Darbo tempas buvo dokumentuojamas laiškuose, medicininiuose nurodymuose ir oficialiuose Venecijos sveikatos tarybos protokoluose. Sprendimus kasdien priimdavo gydytojų, padėjėjų ir logistikos pareigūnų grupės. Didžiausio plitimo metais aukų skaičius didėjo. Kūnai buvo perkelti iš palatų į kitas salos pusės, kur buvo iškasti gilūs kapai. Užfiksuoti keliai, persidengiantys žmonių palaikų sluoksniai, suskirstyti pagal lygį ir datą. Archeologai rado šalia kūnų palaidotų, pilnų skeletų, drabužių ir asmeninių daiktų. Kūnų apdorojimas vyko pagal nustatytą seką. Perkėlimas, greitas identifikavimas, išdėstymas eilėje ir užpylimas žemėmis. Kai kurios laidojimo vietos buvo aptvertos žemomis sienomis. Palaikai rodo pažengusios lygos požymius, kaulų deformacijas ir sąnarių įtempimo žymes. Šiuolaikiniai kasinėjimai vienoje sekcijoje užfiksavo daugiau nei 1500 skeletų. Medicininės procedūros buvo atliekamos laikantis griežtų taisyklių. Buvo naudojami apsauginiai apsiaustai, storo audinio pirštinės ir įrankiai, skirti sumažinti tiesioginį kontaktą. Tuo metu medicininiuose tekstuose aiškinami simptomai, izoliavimo priemonės ir gydymas augalais, mineralais ar fiziniais metodais. Stebėjimai buvo registruojami kasdieniuose žurnaluose, kurie vėliau buvo siunčiami Centriniai sveikatos tarybai Venecijoje. Saloje pastatyti pastatai apėmė stačiakampius paviljonus su aukštais stogais, vidinius kiemus, koplyčias ir vėdinamus koridorius. Sienos buvo pagamintos iš degtų plytų, o langai buvo išdėstyti taip, kad patektų oras. Kai kuriuose vietose buvo talpyklos lietaus vandenį laikyti. Virtuvės buvo kūrenamos malkomis, o dūmai sklido pro kaminus, matomus iš jūros. Laikotarpiais, kai viruso plitimas slūgo, patalpos buvo dezinfekuojamos dūmais, virintų vandeniu ir negesintomis kalkėmis. Čiužiniai buvo išimami, audiniai deginami, o sienos balinamos rūgščių tirpalais. Darbuotojai gaudavo naujus įsakymus, atsižvelgdami į sveikatos tarybos nustatytą rizikos lygį. Tuo metu komerciniai laivai prieš įplaukdami į pagrindinį uostą registruodavo savo sustojimus Lazareto Vecchio uoste. Jų prekės buvo tikrinamos, vėdinamos ir kelias dienas karantine laikomos. Navigacijos žemėlapiuose jų plaukimas per salą nurodytas kaip privalomo maršruto dalis laivams, atplaukiantiems iš teritorijų, kuriuose paskelbtas pavojus sveikatai.
Vozroždenijos sala – slaptos laboratorijos Aralo jūros vandenyse, buvusioje Aralo jūroje. Į pietus nuo Kazachstano ir į vakarus nuo Uzbekistano – plytėjo sala, kuri dešimtmečius buvo minima labai retai žemėlapiuose. Jos pavadinimas Vozroždenija. Pailga forma, sausas klimatas ir atstumas nuo žemyno sudarė idealias sąlygas projektui, kuris daugelį metų buvo tylus. Joje veikė sovietų bazė skirta biologinių ginklų tyrimams. Išslaptinti dokumentai rodo, kad objektas pradėtas statyti 6-ame dešimtmetyje. Plane buvo numatytos laboratorijos, sandėliai, toksiškų medžiagų saugyklos ir atviros bandymų zonos. Sala buvo įsikūrusi vidaus jūroje, o į ją buvo galima patekti laivais arba mažais orlaiviais, nusileidžiančiais ant sutankinto dirvožemio ant kilimo ir tūpimo takų. Programa buvo platesnės netradicinių ginklų kūrimo sistemos Sovietų sąjungoje dalis. Vozroždenija buvo viena iš pagrindinių bandymų vietų. Jie dirbo su bakterijomis, virusais ir toksinais kontroliuojamomis sąlygomis. Naudotos rūšys buvo juodligė, tuliaremija, bruceliozė ir buboninis maras. Kiekvienas junginys buvo laikomas griežtose temperatūros, slėgio ir fizinio izoliavimo sąlygose. Darbo struktūros buvo suskirstytos į modulius. Buvo atskiros zonos štamų auginimui, laboratorinių gyvūnų ekspozicijai ir poveikio skirtingose aplinkose vertinimai. Darbuotojai laikėsi dezaktyvavimo protokolų prieš ir po kiekvienos darbo dienos. Užduotys buvo atliekamos apsauginiuose kostiumuose, slėginėse kabinose, o prieigos kontrolė buvo registruojama vidiniuose žurnaluose. Bandymai buvo atliekami tam skirtose vietose. Dalis teritorijos buvo aprūpinta natūraliais barjerais ir žemių sienomis siekiant kontroliuoti plitimą. Stebėjimus dokumentavo komandos dirbančios iš apsaugotų platformų. Ataskaitose buvo pateikti duomenys apie plitimo greitį, elgesį skirtingose klimato sąlygose ir atsparumą cheminėms medžiagoms. Techninėme archyve saugomi kontroliuojamo juodligės sporų išleidimo ant uždarytų gyvūnų įrašai. Rezultatai buvo naudojami išgyvenamumo laikui, imuniniam atsakui ir perdavimo pajėgumui nustatyti. Ekstremalios žemyninio klimato sąlygos palengvino tam tikrų analitinių modelių taikymą. Vasarą temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Žiemą žemiausia temperatūra siekė 20 laipsnių Celsijaus. Įrenginyje buvo gyvenamieji pastatai paskirtam personalui, autonominiai energijos centrai ir požeminės saugyklos jautrioms medžiagoms. Ryšiai su išoriniu pasauliu buvo ribojami. Ryšiai buvo vykdomi užšifruotais kanalais ir specialiomis linijomis. Išvykimai į žemyną vyko maršrutu, kurį nubrėžė centrinė vadovybė Maskvoje. Paskutiniais veiklos metais objekte susikaupė didelį kiekį biologinių atliekų. Dalis šios medžiagos buvo palaidota sandariuose konteineriuose. Kiti tūriai buvo palikti konstrukcijose, užsandarintose cemento ir sutankintos smėlio sluoksniais. Kiekvieno taško koordinatės buvo užfiksuotos techniniuose planuose, kurie dabar yra Uzbekistano sveikatos saugumo archyvų dalis. 1991 metrų, žlugus Sovietų sąjungai, veikla saloje palaipsniui nutrūko. Galutinėse ataskaitose nurodoma, kad įranga buvo išvežta, laboratorijos išardytos, o pagrindiniai privažiavimo taškai uždaryti. Dalis įrenginių pradėjo irti. Atsitraukus Aralo jūrai, sala pagaliau sausuma buvo sujungta su žemynu ir tapo pusiasaliu su privažiavimu sausuma. Tarptautinės inspektorių grupės pradėjo lankytis šioje teritorijoje 2002 metrų. Misijos įvertino atliekų būklę, veikliųjų medžiagų buvimą ir įrenginių konstrukcinį saugumą. Kritiškiausiuose taškuose buvo atliekami dezaktyvavimo darbai, įrengiant fizinės kliūtis ir apdorojant paveiktus dirvožemius. Kraštovaizdį sudaro sutankintas smėlis, pastatų liekanos ir iškabinti ženklai, įspėjantys apie pavojingas zonas. Tarp vis dar matomų statinių yra metaliniai sandėliukai, sargybos bokštai ir nuolaužomis uždengti įėjimai. Ant kai kurių sienų išlikę techniniai užrašai, numeracijos ženklai ir įspėjamieji ženklai rusų kalba. Huiribr sala
Paskutinis Kolumbo išsilaipinimas pasibaigęs užmarštimi prie Kosta Rikos Karibų jūros pakrantės. Už kelių kilometrų nuo dabartinio Limono uosto yra maža sala apsupta rykų ir žiemos augmenijos. Šiandien ji žinoma kaip Uvito sala, tačiau istoriniuose įrašuose ji minima pirminiu pavadinimu – Zuiribr sala. Jos paviršiaus plotas yra mažesnis nei 15 hektarų, o forma pailga. Senuose žemėlapiuose ji pažymėta kaip vienas iš paskutinių taškų, kuriuos Kristupas Kolumbas palietė savo kelionių metu. Atvykimas į šią salą buvo užfiksuotas 1502 metrų per ketvirtąją ir paskutinę jūrininko kelionę į Amerikos žemyną. Ekspedicija vyko į pietus nuo Karibų jūros, tyrinėdama naujus maršrutus palei Centrinės Amerikos pakrantę. Savo laivo žurnale Kolumbas pažymėjo įplaukimą į ramią įlanką su apsaugotu priėjimu ir turkio spalvos vandeniu. Ši vieta buvo žinoma dėl lengvo laivų inkaravimo ir įgulos aprūpinimo. Kelionių žurnaluose minima trumpa gyvenvietė žemyne priešai salą, kur buvo atliekami remonto darbai ir užmegzti ryšiai su vietos bendruomenėmis. Sala, esanti prie pat įlankos įplaukos, tarnavo kaip natūralus apžvalgos taškas. Jos padėtis leido stebėti judėjimą vandenyje ir laikinai pasislėpti mažesniems laivams. Kolonijiniu laikotarpiu Zuiribr buvo įtraukta į Pietų Karibų jūros navigacijos įrašus. Ji buvo naudojama kaip pakrantės nuoroda maršrutuose tarp Panamos, Nikaragvos ir Jamaikos. Kai kuriuose žemėlapiuose buvo nurodytos tikslios koordinatės, o kituose tik bendra jos forma ir atstumas nuo kranto. Jie dengusi augmenija kito priklausomai nuo metų laikų ir uraganų poveikio. Amžiuje sala vėl pasirodė oficialiuose Kosta Rikos administracijos dokumentuose. Buvo atlikti tyrimai siekiant patikrinti, ar yra išteklių, tokių kaip mediena, jūros gyvūnija ir guanas. Dalis žemės buvo pažymėta akmeniniais žymekliais ir kai kuriais paprastais statiniais, kurie buvo atskaitos taškai regiono žvejams. Nebuvo statoma jokių nuolatinių pastatų. Amžiaus viduryje buvo siūlyta salą naudoti kaip poilsio vietą, įrengiant šviesos dokus ir poilsio zonas. Šios iniciatyvos buvo sporadiškos. Apsilankymai apsiribojo privačiais laivais ir mažomis grupėmis. Natūrali aplinka buvo išsaugota su nedideliais pakeitimais. Paplūdimiai yra lengvo smėlio, pavėsingų vietų ir vietovių su vidutinė pakrantės gyvūnija. 1986 metrų. Kosta Rikos vyriausybė oficialiai atkūrė pirminį salos pavadinimą, pripažindama jos istorinę vertę kaip išsilaipinimo vietos Europos tyrinėjimų metu. Sprendimas buvo pagrįstas akademiniais tyrimais ir pirminių šaltinių, patvirtinusių Zuiribr paminėjimą Kolumbo ketvirtosios kelionės dokumentuose peržiūrą. Vėlesniais metais atlikti archeologiniai tyrimai apėmė dirvožemio analizę, radarų tyrimus ir keramikos fragmentų rinkimą. Nerasta jokių didelių struktūrinių liekanų, tačiau buvo įrodymų apie laikiną apgyvendinimą ir žmogaus veiklą susijusią su pakrantės laivyba. Techninės ataskaitos buvo įtrauktos į nacionalinius archyvus ir istorinius informavimo projektus regione. Sokoro sala. Gyvas ugnikalnis, apsuptas stebėjimo ir unikalios gyvybės vos už 600 km į pietvakarius nuo Baja California, ramiojo vandenyno viduryje, yra sala su tamsiais šlaitais, lygumomis, apaugusiomis žemais krūmais ir reljefu, kuriame dominuoja didelis ugnikalnis. Ši sala vadinama Sokoru. Ji yra Revillagigedo salyno dalis ir priklauso Meksikai. Jos paviršiuje sugyvena kariškiai, mokslininkai ir rūšys, kurios neegzistuoja niekur kitur planetoje. Aukščiausias salos taškas yra Evermano kalnas, aktyvus ugnikalnis siekiantis daugiau nei 1000 metrų aukštį. Jo šlaituose iškyla mažos daubos, vulkaninių išgraužų plotai, pelenų laukai ir siauri koridoriai susidarę iš sukietėjusios lavos. Klimatas šiltas, nereguliariai lyja ir nuolat pučia vėjai, kurie formuoja augmeniją. Dirvožemis yra magminės kilmės ir pasižymi išsiveržimų kilmės sluoksniais. Nuo 1957 metrų Meksikos karinis jūrų laivynas pietinėje pakrantėje turi veikiančią karinio jūrų laivyno bazę. Įrenginiai apima dokus, elektros energijos sistemas, ryšius, sandėlius ir būstus. Salą aprūpinantys laivai plaukia daugiau nei 5
100 km nuo žemyno. Priežiūra, jūrų stebėjimas ir logistinė parama organizuojami kas mėnesį. Be bazės, saloje yra biologinių tyrimų centras. Mokslinis personalas stebi endeminius paukščius, roplius, vabzdžius ir augalų rūšis, aptinkamas tik čia. Tarp labiausiai tirtų yra sokoro balandis, kuris išnyko gamtoje ir buvo vėl introdukuotas per veisimo ir paleidimo programą. Kitos rūšys, tokios kaip sokoro strazdas ir tam tikros kaktusų veislės, genetiniuose tyrimuose buvo užregistruotos kaip unikalios pasaulyje. Reljefui būdingos sausos vietos, sunkiai prieinamos daubos ir ruožai, kuriuose drėgmė susikaupusi mažuose įdubimuose. Flora prisitaikiusi prie karščio ir vandens trūkumų. Medžiai turi žemas lajas, o krūmai auga išsibarsčiusiais kuokštais. Fauna išugdė su izoliacija susijusi elgesį, paukščiai peri ant žemės, o ropliai klajoja po didelius plotus be konkurencijos. Mokslinės ekspedicijos veikia gavusios nacionalinės gamtos saugomų teritorijų komisijos leidimus. Prieiga ribojama iki techninės veiklos. Kiekviena grupė planuoja savo viešnagę remdamasi rūšių stebėseną, dirvožemio analizę arba klimato jutiklių įrengimu. Maršrutai keliaujami pėsčiomis, naudojant lengvąją įrangą ir mobiliąsias stotis. Surenkami mėginiai, egzemplioriai žymimi, registruojami elgesio ir reprodukcijos duomenys. Sokoro seisminis aktyvumas dokumentuojamas jau dešimtmečius. Evermano kalnas 1993 metrų. Skleidė išsiveržimo signalus ir yra stebimas įvairiuose taškuose įrengtais jutikliais. Nuo viršūnės matomos fumarolės rodo aktyvią magminę sistemą. Matavimai apima paviršiaus temperatūrą, vidinį slėgį ir dujų sudėtį. Kraštovaizdyje dera vulkaninės griovelės, uolėti paplūdimiai, tamsios plynaukštės ir vėjo eroduotos geologinės formacijos. Matomumas tam tikrose vietose leidžia matyti jūrą iš įvairių salos taškų. Debesys greitai juda dėl pasatų. Saulės šviesa prasiskverbia pro uolienų formacijas, kurios žymi natūralius maršrutus tarp salos sektorių. Aukštesnėse vietose tyla beveik visiška. Vieninteliai girdimi garsai yra žingsniai ant žvyro, silpnas sausų šakų girgždėjimas ir pavienių paukščių čiulbėjimas. Aplink papėdę žmonių ir įrangos judėjimas yra nuolatinis darbo valandomis. Likusią dienos dalį tempas sulėtėja, o veikla sutelkiama į vidinės užduotis arba techninės ataskaitas. Sokoro sala yra vienas atokiausių Meksikos salos šelfo taškų. Dėl vulkaninio aktyvumo, biologinės izoliacijos ir eksploatacinės funkcijos ji yra unikali šalyje. Kiekviena iš šių salų patyrė kažką, ką vis dar galima patikrinti. Tai tikros vietos turinčios aiškius duomenis ir skirtingus atvejus. Jos neturi jokio modelio ir tai jas išskiria. Dėl to, kas nutiko kiekvienoje iš jų, jos ir toliau laikomos vienomis keisčiausių pasaulyje.